Kaip galvojat, už kiek pigiausiai Kaune galima nupirkti kvadratinį metrą? 1200 eurų, gal už 1000, gal už 800, o gal rasim kažkokį rūsį papigiai po 500 eurų už kvadratėlį. O ką, jeigu aš pasakyčiau, kad šitam pastate nusipirkau kvadratinį metrą po 300 eurų. Tai ką mes čia turim, ar ne? Tai turim 4 aukštų pastatą. Man pasisekė nusipirkti visam šiam tam pastate 3 aukštą. Ten yra apie 200 kvadratinių metrų, tai einam į vidų pasižiūrėti, kas ten dedasi. Pastatas yra Šančiuose. Taip, tai nesigirdėsim tikrai. Vyksta, dirba vyrai. Dirba už Lietuvą. Jeigu girdit, tapinkit, rašykit širdutes. Aš tikrai nežinau, ar mes čia girdėsimės bent kiek. Nu, galim ramiai pasėdėti, jeigu nori, žinai, visada. Palauksim, kol baigs perforatoriai dirbti. Stop. Turi nekilnojamo turto, kuris nėra niekam įkeistas. Ar žinojai, kad gali išsitraukti 70% to nekilnojamo turto vertės ir už jį įsigyti kitą investicinį objektą? Tau per metus reikėtų mokėti tik 2% plus Euriboras. Ir tu turėtum pigią paskolą, už kurią nusipirktum sekantį investicinį objektą. Jeigu tave domina kešautas, parašyk skerys.nt.com arba susiek su manimi per Facebooką arba Instagramą ir aš padėsiu tau padaryti pirmą tavo gyvenimo kešautą. Žodžiu, naudojamės tylą tarp griovimų, tai pastatas yra 4 aukštų, senos statybos, statyta dar sovietmečiu. Pastato paskirtis yra gamybinė, bet kiek supratau, didžioji dalis patalpų, nu, jos ten buvo arba aktų salė, arba šiaip persirengimo kambariai, tai bent jau staklių kaip po tokių juose nebuvo. Sveiki. 2 aukšte dirba statybininkai, 4 aukšte dirba statybininkai, o mano, žodžiu, yra 3 aukštelis. Tai pas tavęs vieną niekas nedirba. Nedirba, kaip ir visada. Kaip tu galvoji, skerys užtrunka 1 metus elementariuose, žinai, objektuose, kur kiti padaro per 4 mėnesius. Tėvas sakė, su viena subinė patogiausia apsėsti vieną kėdę, sakė, pusę velnio dar gali, jeigu 2 kėdės, bet sakė, 5, žodžiu, dirbti ten vaikai, YouTube'as ir vystyti objektus, sakė, labai sudėtingai gaunas. Tai ką, einam gilyn, čia jau prasideda mūsų valdos. Modestai, jeigu nusisuksiu sprandą, būk žmogus, pasakyk žmonai, kad ją myliu. Pliusas, kas man patinka šitoj erdvėj, tai yra tai, kad iš viso turim 200 kvadratinių metrų vientisos erdvės. Tai galim pasiplanuoti koridorius, galim pasiplanuoti komunikacijas. Tu nesi pririštas, žodžiu, turi baltą popieriaus lapą ir jame gali, kaip tu nori, susipaišyti ar ne išplanavimus. Tai va. Tai kiek čia dabar savininkų viso to pastato yra, koks tai planas apskritai? Pastatas turi 4 aukštus, bet turim dar vieną tokį, kaip, nežinau, priestatą pavadinti, ar garažus, ar ne. Tai ten yra 5 savininkas, daugiau 4 aukštas turi savininką, aš esu 3, tai 4 aukštas 200 kvadratų, 3 aukštas 200, po to 120, 1 aukštas pasakius kvadratūros net nežinau. Tai dabar pagrindinė dilema, kaip tos 200 kvadratinių metrų mums reikėtų išdėlioti. O ką tu galvoji apskritai daryti su jais? Iš patirties žinau, kad mažiausias kvadratūros nuomojant visados gauna geriausią nuomą per kvadratinį metrą. Tai aš norėčiau padaryti keletą loftų, kuriuos galėčiau išnuomoti trumpalaikiai arba ilgalaikiai nuomai, ar ne, ir kuo mažesnė to lofto bus kvadratūra, nu tai teoriškai tuo pelningesnis tas loftas turėtų būti. Tai, žodžiu, iš fabriko pabandysim padaryti pusiau pasyvių pajamų fabriką. Pinigų mašiną. Iš fabriko pabandysim padaryti pinigų mašiną. Prigriauna čia tų plytų, po to girdi neįmanoma pereiti, ne? Oh my god. Tai klausyk, gal visai patogu, čia atrodo, kad kaip čia laikančiųjų sienų jokių nėra, galėsi viską išsigriauti, išsiplanuoti kaip nori. Nu, taip ir yra, nes visas pastatas praktiškai laikosi ant tokių kolonų. Ir tos kolonos yra prie kiekvienos išorinės sienos. Turim čia vieną koloną, ar ne? Turim kitą koloną šičia, turim dar vieną koloną tenai. Ir gaunasi, kad
visas likusias sienas, kurios yra, ne išorinės, galima visur vidury išgriauti. Jos yra nenešančios sienos. Tai tas yra tikrai labai patogu, nes gaunas išsivalai visą erdvę ir kaip jau minėjau anksčiau, tu turi baltą popieriaus lapą, ant kurio gali iš naujo susibraižyti išplanavimus, komunikacijas, virtuvės ir pabandyti sudėlioti geriausią variantą žmonėm. Daug langų iš išorės, iš visų pusių? Taip. Kaip tu nori, įsiplanuoji viską? Taip, iš 3 pusių eina langai ir kas dar yra labai faina, tai kad visas pastatas tvarkosi vienu metu, tai nebus jokių problemų, tarkim, mano visos komunikacijos, jos eis per kito aukšto lubas. Ta prasme, mes pro grindis, bus jau kitam aukšte, pravesim visas komunikacijas. Tai jeigu jau būtų kažkas įsirengęs, tai būtų nemažai problemų, ar ne, daryti tokius remontus. Bet kadangi visi aukštai tvarkosi vienu metu, tai čia yra, nežinau, vienintelė tokia galimybė, ar ne, kada gali ramia sąžinė, visi duoda leidimus, visi sutinka. Super. Jo. O kiti savininkai susipažina, jie irgi kažką ruošiasi panašaus daryti, kaip ir tu? Jo. Mūsų 4 ir 3 aukšto išplanavimai netgi bus identiški. Antras aukštas, kadangi kvadratūra yra kitokia, ten truputį skirsis. Daugiau, kiek žinau, pirmas aukštas lyg ir komercinės patalpas planuojasi daryti. Arba iš viso jie gal truputį paliks. Bet mums kas svarbiausia, kad lyg ir sutarimas yra, tai bandysim tvarkyti fasadą, pagražinti patį pastatą, sutvarkyti iš vidaus ar ne, pritaikyti žmonėm. Ir pažiūrėsim, kaip mums seksis šitą epopėją. O iš kur čia radai tą objektą apskritai? Tai rūpinkitės savo partneriais, nes šitas objektas tai atėjo per darbų vykdytoją. Darbų vykdytojas išgirdo apie gerą opportunity ir pasiskambino savo geram užsakovui, kuris galėtų vieną aukštą nusipirkti. Ir taip jau sutapo, kad buvo nieko skelbimo, nieko tiesiog iš... Buvo visas pastatas, bet visas pastatas buvo už ženkliai didesnę sumą, nes tu čia perki ten 1000 su virš kvadratinių metrų, ten gal suma buvo virš $500,000, nes buvo pardavinėjimas. Ir kas labai gerai, tai kai norėjau nusipirkti šitą objektą, man truputį trūko pinigų, tai man pagelbėjo irgi bendruomenė, Starfish bendruomenės nariai, nes tiesiog parašiau jiem, kad sakau, noriu nusipirkti tokį objektą, reikia trumpai, kad paskolintume ten tokią ir tokią sumą, ar ne, už tie palūkanų. Ir vienas privatus žmogus sutiko ir pagelbėjo. Tai, žodžiu, per savo gyvenimą investuodamas į nekilnojamo turto objektus esu išbandęs bankų paskolas, kredito unijas, rent to buy, numai, privačius investuotojus. Tad jeigu tau nėra aišku, kaip gauti geriausią įmanomą finansavimo variantą, parašyk skerys.nt.com ir aš pats sutvarkysiu visas techninės detalės, kad tau nereikėtų dėl jų sukti galvos. Ir tu gausi geriausias įmanomas finansavimo sąlygas. Eik į skerys.nt.com, supildyk paraišką ir pasimatysime skambučio metu. Tai gerai, tai koks sekantis planas? Dabar ką toliau darysi? Tai pirmiausia, ką jau pradėjom, išsigraunam, išsivežam visą grūzą, tada apsisprendžiam dėl preliminaraus išplanavimo, kad būtų galima užsakinėti langus, kad žinotumėm, kur į langus ateis sienos, kad tuose vietose būtų intarpai specialiai padaryti, kad, ne stiklas ar ne, o plasmasė. Ir užsakinėjom langus, laukiam, kol atvyksta langai, pasikeičiam langus ir kai pasikeičiam langus, tada galim pradėti jau daryti komunikacijas pastato viduj. Ir geriausia dalis, kokios prognozės, kada atsikrausis pirmas nuomininkas. Per 25 metų kalėdas. Ne, gal nebus, tai žodžiu, 25 metų, pirmas klientas atsikrausis 25 metų rugpjūtį. Ir žodžiu, tai bus panaudota prieš mane. Susitiksim prie braižymo lentos. Sveiki žiūrovai, kaip ir žadėjom, mes jau ofise prie žinių, kartu su Vilium. Labą dieną. Vilius iš Vilis Projects, tai kam reikės Viliaus pagalbos, įdėsim nuorodą apačioj į jų Facebook, ar ne? Tai ką, iš viso turim 200 kvadratinių metrų, ar ne? Kaip turėjom, taip ir yra. Į bendrą erdvę. Taip, niekas nepabėgo. Jo, mes perėjom keletą svarstymo etapų, ar ne? Pirmas svarstymo etapas buvo, kad pridarom tų patalpų kuo mažesnių ir kuo daugiau, ar ne? Taip. Bet mūsų galutinė vizija gavosi, kad vis tik tais pabandom padaryti kokybiškiau, truputį geriau,
Nes tų nedidelių patalpėjų jau... Yra jų pridaryta, Kaune tikrai nemažai, tai pasilikom prie to varianto, kad nuo 25 iki 35 kvadratų patalpos, tai kaip matom gavosi 3 tikrai nemažos, po 35 beveik kvadratus ir 3 mažesnės, po apie 25 kvadratus. Nes išskaidyt, gaila kažkaip. Gali pridaryti sulkučių, bet kam jos bus reikalingos, ar ne? Taip. Tai šitoj pusėje yra, sakykime, ta gatvės pusė, į kurią išeina langai, ar ne? Ir iš šitos pusės yra net iš 2 pusių langai. Taip, va čia dėl to taip ir smagu, tas kampinė tu turi, visi dideli langai, šviesos daug. Jo, langai dideli, 3 aukštas, tai tikrai nėra, kad... Saulės gaus, tikrai. Jo, nėra, kad per daug tenai nustelbtų juos. Tai mes priėmėm tokį sprendimą, kad, kaip sakom, atsižvelg truputį į kokybę. Aišku, minusas yra tame, kad nemažai tos erdvės mes iš tikrųjų atiduodam koridoriui. Tai tas koridorius, kaip ir nenaudingas. Bet be jo nepadarys. Be jo nepadėks į butus. Jo, neatsiteleportuos, ar ne. Tai nuo tos situacijos, kas dabar yra, tai mums reikia papildomai, ar ne, pasidaryti dar vienas duris. Taip, nusprendėm čia šitas duris padarysim, nes irgi plane buvo jos šitoj vietoj. Taip. Bet, norisi to išskirtinumo bent vieną turėti, kad neis per koridorinę sistemą, kad tiesiai iš laiptinės turėtų įėjimą, kaip visiškai atskiras, kad nereiktų jam tenais bendrauti su visais. Tai mums papildomi tada likusiem 5 butam reikės čia tiesiog iškirsti dar vieną padarysim įėjimą ir tada visi kiti 5 butai vaikščios po čia, o vienas butas turės savo įėjimą tiesiog iš laiptinės. Jo. Aš ką dar matau, tai Viliaus buvo labai gera idėja, kad kiekvienai patalpai pasistengti, kad turėtų dar atskirą mažesnę patalpėlę, ar ne? Taip. Ar sandėliukas, ar kažkas, ar, kaip žmonės čia sugalvos patys, kaip ją panaudot, bet kad tiesiog turėtų vienoj, tarkim, 25 ar 35 kvadratuose turėtų atskirą patalpą su durim, uždaroma, kad viskas. Jo. Aš ypač name gyvenu, tai žinok, nesuprantu, iš kur tie daiktai dauginas. Nes taip atrodo yra 100 kvadratų, bet, žinok, laikui bėgant ten niekas nebetelpa. Žodžiu, pasisus namai guminiai. Jo, ir po to galtiniam rezultatė vežytėm kokius dviračius, padangas į butą, į kurio rūsi, po to vėl viską žiemą sutisi. Taip, čia kadangi irgi sandėliukų nebus, tai ta patalpa, manau, labai išgelbės tokiu atveju. Supratau. Tai vaizdelis, manau, mūsų žiūrovui aiškus, mes specialiai dar įdėsim, ar ne, didelį planą, kad jums būtų lengviau patiems įsivaizduoti visą tą. Tai, Viliau, kokie mūsų sekantis žingsniai? Šiuo metu turėtų eiti pabaigą griovimai, nes buvo ką griauti ir grindis, ir sienas. Ir toliau pradėsim nuo santechnikos, kai vandenį išsitampyti, betonavimas ir pertvaros. Ir po to, langai užsakyti, kaip ir. Tai pertvaros atsistos iki langų, ar ne? Kadangi langai biškai ilgiau gaminasi negu pertvaros, tai nelauksim. Tai šitos sienos, kurios remiasi į langus, tai jas praleisim, statysim kitas. Kad santechnika galėtų vedžiotis elektrą, niekas nes. O mes naudosim blokelį, silikatą. Gipso pertvaras. Gipso. Kiek centimetrų? Nuo 22,5 iki 27 gali būti netgi tarp to garso, tai nebūtų. Tai žodžiu, jokio blogo ten. Teoriškai žmonės bus greičiau ir pigiau vis tiek. Neturėtų skūsti, žodžiu, dėl garso izoliacijos. Neturėtų, tikrai ne. Supratau. Tai ką, pagrindiniai mūsų iššūkiai, bent jau dabar, ką turėjom, buvo su griovimu, nes kai išsigriovė... Pasibaigė, man atrodo, sakau, šiandien turėtų viskas kaip ir baigtis, tai ramu, jau viskas pradėsim lipdyti. Jo, ko buvom nenusimatę, tai kad kai pabaigėm griauti, paaiškėjo, kad vidury pačių patalpų buvo dušai buvo ant paaukštinimo. Iškelta ten labai daug ir išsilygint tą, ką turėjom, tai buvo praktiškai neįmanoma arba labai aukšti kelt grindis, tai buvo priimtas sprendimas kainos atžvilgių, kad jį geriau išsigriauti. Jo, bus mums pigiau keliasdešimt kvadratų išsigriauti iki pat grindų apačios. Ir net išlošimo aukščio. Jo, ir negu kad visas likusias ten, nežinau, 160 kvadratinių metrų išbetonuoti ir dakelt iki jų viršaus, kaip ir minėjai, kad prarandant ar ne visą tą aukštį, tai geriau žmonėm palikti. Taip, truputį. Tai turėsim lygias dabar, aišku, ką ir būtume turėję, bet aukštis būtų pasikeitęs kardinaliai. Supratau. Tai ką, Viliau, kaip manai, taip labai grubiai, ar ne, vis tiek šitoks spėjimas gaunasi, ar ne, per kiek laiko, tarkim, turėtumėm pirmą tą dalį, kad pertvaros, vanduo, ar ne, ir įstatyti langai? Manau, šiais metais viskas yra įmanoma dar. Tai dabar, žiūrėjau, turim
lapkričio vidurį. Tai, žodžiu, grubiai per 6 savaitės, bet 6 savaitės gaminasi langai, nebus, kad Taip, viduržiemį nesistato. langai gaminasi 5, dabar 6-7 savaitės, nes yra pats sezonas langų, tai kitaip jau čia neužsakysi, tai remsimės realiai viską į langus. Nes daug darbų, jeigu paspaus šaltukas, langai tenais nėra, kai kurių netgi ir nėra, Taip. Tai tas darbas vėl toksai, žiūrėsim viską pagal orus. Tai žodžiu, Bet langai susideda ir mes viskas startuojam tenais jau 100%. Supratau, o iki kokios temperatūros gali montuotis langai, nes patalpas nešildomas? Langam nėra skirtumo. Ai, nėra skirtumo? Ne, langam nėra skirtumo, tiesiog žmonėm dirb šalta. Supratau. Šildyti tokias patalpas, kur nėra langų, tai... Aha, nu tai ne, viskas kiaurai šiais. Tai žodžiu, langai gaminasi 6 savaitės, tai jau kaip ir turėsim naujus metus. Dar jūsų sumontavimas? Tai jau iš karto viskas užsakyta jau yra. Supratau. Ir montuotai visi pasiruošę. Tai Langai atvažiuoja, tiesiai į objektą ir iš karto įsimontuoja. Tavo prognozė, žodžiu, sausio... Nu, duokim papildomą laiką. Vasario 1. Gerai. Jeigu niekas nestringa, nes pozicijų yra tikrai nemažai, yra elektrikai, betonuotojai, santechnikai, gipsai nėra, ta prasme, tokiai, kad būtų didelė problema, bet mes vis tiek turim remtis pagal kitų žmonių. Tiek santechnikų, tiek elektrikų. Tai jeigu niekas nestringa, langai nestringa, niekas nestringa, tai nematau čia labai didelių problemų. Supratau. Tai ką, žiūrovai, tikiuosi jums patiko šita Kalantos gatvės istorijos pirma dalis. Tai iki pasimatymo arba Financial Freedom, arba sekančiam video. Iki.